Šiandien mes raportuojame iš naujausio lietuviško filmo Pasmerkti Kauno romanas premjeros. Taigi su mumis Rolandas Skaisgirys. Rolandai, dar vienas filmas. Kokios prognozės? Tai pergalė tik tai. Tik pergalė. Kaip jums pačiam filmas? Manau, kad tai yra geriausia, ką mes padarėm su savo komanda. Tai yra 6. filmas ir jisai yra, pirmiausia, tai yra tai, kad jisai yra kito žanro. Ta prasme, žanras tas egzistuoja gyvenime ir pasaulyje labai ilgai ir sėkmingai. Lietuvoje jis nebuvo darytas. Palinkėjimas žiūrovams filmo metu? 2 dalykai, kurie yra svarbiausi šitam filme, tai yra, jūs pajusit tikrai 5 netikėtumus, kur visiškai kitaip sukasi istorija ir tai turėtų jūs užliuliuoti labai. Ir aišku, pabaiga, kuri, aš pavyzdžiui verkiau per pabaigą. Supratau, net Rolandas Skaisgirys verkia per pabaigą, tai kas laukia mūsų paprastų mirtingųjų? Oho! Reperis įniršia pinigai, pašėlė visiškai. Kokios prognozės, filmas apie Kauną, pats Kauno veikėjas? Mačiau daug pinigų, daug kokaino, daug Kauno, daug visko, tai tikiuosi rasim įdomių dalykų. Ko palinkėtum visiems žiūrovams, kurie ruošiasi ateiti į šitą filmą? Kol kas sunku palinkėti, kol nemačiau. Kai pamačiau, galėsiu palinkėti gal labiau, bet vieną apie Kauną, kad filmas, tai siūlau visiems ateiti ir pamatyti. Su mumis filmo režisierius Ramūnas Rudokas. Ramūnai, pagaliau filmas, kokios emocijos? Iškalbinga. Ramūnai, įsimintiniausias gal momentas arba emocijos iš viso filmo paruošimo laikotarpio? Mačiau filmą 50 kartų, bet noriu žiūrėti 51. Tai emocijos pačios gražiausios, geriausios. Žmona kaip sykis lydi. Labai džiaugiuosi, kad tai vyksta Kaune. Pavadinimas atliepia apie miestą. Džiaugiuosi, kad esame visi kartu. Džiaugiuosi, kad tiek žmonių. Džiaugiuosi, kad visi čia ir esu euforijai. Nežinau, ką pasakyti. Su mumis filmo aktorius Šarūnas Datenis. Šarūnai, pagaliau filmas. Kaip jums sekėsi vaidinti šiame filme? Nežinau, einu pažiūrėti pirmą kartą premjeros, tai pamatysiu pats ir tada jau žiūrėsim, kaip man atrodys, kaip žmonėm atrodys. Koks buvo sunkumas didžiausias iškilęs filmavimo aikštelėje? Mažiau keiktis, nes kai įsijaučiu į personažą per daug keikiausi, sakė bus N18, tai reikėjo pamažinti. Pagaliau pamatėt filmo premjerą. Kaip patiko filmas? Žinokit, tikrai neblogas, rekomenduočiau žmonėm pažiūrėti. How can I say? Better than any American film I ever see. Jaunoji aktorė Lineta Lasiauskaitė, pagaliau pamatei filmą. Kaip tu pati savo patikai, kaip tau visas filmas? Iš tikrųjų labai bijojau save pamatyti, bet man patiko, rekomenduoju, žiūrėkit, ateikit. Patiko, mes kaip patys dalyvavom, patys vaidinom, tai mums labai patiko šitas filmas. Pats įsimintiniausias filmo momentas? Įsimintiniausias, Momentas tikriausiai mūsų vaidmenis. Mūsų epizodai, taip sakant, įsimintiniausiai buvo. Taigi Gediminas sakė, kad negali nieko sakyti, nes nepažiūrėjo filmo, o dabar pažiūrėjo filmą. Konkreti stumykla, man patiko, lietuviškas geras filmas, siūlau visiems apsilankyti. Ir būtent kad apie Kauną, matai vietovės visą tas pačias, kur kiekvieną dieną lankaisi. Liūdnai kiek pasibaigia, taip kažkaip, bet dar reikia suvirškinti, konkrečiai patiko, siūlau. Ar tai pirmas filmas, kuriame skamba tavo garso takelis? Jo, nėra tekę, nėra. Dar apskritai lietuviškos kiek muzikos daug skambėjo, tai patiko ir garso takelis. Koks jausmas, kai tavo muzika skamba filme? Smagu, dar tokia sena, įdomesnė buvo, visai aštri pagal dainą, tai patiko, žinoma. Pagaliau pamatot filmą, kaip jaučiatės? Visada kritiškai jautiesi. Jeigu nesijausi kritiškai, tai tada apie pratęsimą geriau net negalvot. Ne tik filmo, bet ir karjeros. Taigi, mėlyjei, tokios emocijos, tokios žmonių nuomonės apie naujausią lietuvišką filmą. Kviečiame visus ateiti ir pasižiūrėti. Na o ką, su jumis buvo Ekipažas reportažas. Iki kitų susitikimų. Peace!